Sveiki, mėlyjeji. Jūratė, su jumis vėl sveikinuosi. Antrą dieną iš eilės. Bet šiandien turėjau labai fainų pokalbį apie vibracijas. Ir toks pokalbis, kuris, žinot, visiems reikia jas kelti. Kažkaip tai stebuklingai kelkite vibracijas ir tada jūsų gyvenimas pagerės, pagražės, nušvis tiesiog. Aš laikausi šiek tiek kitokios nuomonės. Aš linkusi ieškoti, kas vibracijas numuša. Linkusi paknisti ir ištraukti tą kirminiuką, kuris tai vibracijai neleidžia išsilaikyti. Mes iš prigimties esam nuostabus. Pasižiūrėkite vaikus, kaip jie moka džiaugtis, kaip jie moka gyventi, kaip jie moka mėgautis ir būti akimirkoje. Tai linkiu iš tikrųjų, ką linkiu? Tiesiog pasakiau savo nuomonę. Nebijokit žemų vibracijų. Žemos vibracijos jums padeda atrasti tuos kirminus. Jos padeda jums juos iškrapštyti ir tada tos vibracijos natūraliai susistato ir tas gyvenimas pasidaro šiek tiek kitoks. O jeigu jūs kelsit, įgysit įgūdį jas pakelti, taip galima daryti, bet kirminiukai tai niekur nedingsta. Ir jie vis tiek jums ardys ir nejausit jūs tos pilnatvės. Linkiu vis tik rasti savo kirminiukus ir juos paversti drugeliais. Iki.